Rugsėjo 9 dieną apie 17:40 Vilniuje buvo įvykdyta žaibiška vagystė iš automobilio, panaudojant automobilio signalizacijos nuskaitymo įrangą. Įtariamasis savo aukos laukė parduotuvės Norfa stovėjimo aikštelėje Asanavičiūtės gatvėje. Pasitelkus stebėjimo kamerų užfiksuotą medžiagą pavyko rekonstruoti įvykių seką. Kol pasirinkta auka parkuoja visureigį aikštelėje, įtariamasis privažiuoja iš galo ir laukia, kol auka išlips iš automobilio ir pulteliu užrakins automobilį. Nuskaitęs signalizacijos kodą, įtariamasis nuvažiuoja gretimoje vietoje pasistatyti savo automobilį. Išlipęs iš automobilio bėgte nubėga paskui auką, kad galėtų įsitikinti, kad šis tikrai įėjo į parduotuvę. Tada sparčiu žingsniu nužingsniuoja prie aukos visureigio, jau eidamas savo įrangos pagalba atsirakina automobilį ir tiesiu taikymu atsisėda į vairuotojo vietą. Ten apsižiūrėjęs ir patikrinęs daiktadėžes pastebi, kad už vairuotojo sėdynės guli krepšys su kompiuteriu. Išlipęs iš automobilio prieina prie kitos pusės galinių durelių ir pro ten pasiima kompiuterį. Apėjęs aplink aikštelę, sėda atgal į savo sidabrinį C klasės Mercedes universalo kėbulą ir pasišalina. Patikrinus vaizdo kamerų įrašus paaiškėja, kad įtariamasis į aikštelę atvyko apie 4 valandą ir jau po 10 minučių atidarė ir įsėdo į kitą svetimą mėlynos spalvos automobilį. Ar iš ten ką nors pasisavino, informacijos neturime. Vėliau laukia naujų aukų. Koks žaibiškai atrakintas ir apšvarintas automobilis bus kitas? Galbūt Jūsiškis? Labai prašome padėti atpažinti šį sportiškos išvaizdos jaunuolį, kuris šiandien važinėjo sidabriniu C klasės Mercedes universalu.